Sveiki, šiandieną turiu pasiūlyti antro laipsnio diferencinę lygtį. Kosinus kvadratu x di dx antro laipsnio lygu 2y. Tai pradžiai, kad pradės spręs, mums reikia izoliuoti diferencinius elementus. Tai daugindami viską iš kosinus kvadratu x, gausim, kad antro laipsnio diferencinis elementas yra 2y. Ir čia bus vienas iš kosinuso kvadratu x, kas yra tiesiog sikentas kvadratu x. Sikentas kvadratu x. Ir štai tas užrašymas jau mums hintina į vieną iš sprendinių, tai matom, kad kitoj pusė yra sikentas kvadratu. Sikentas kvadratu yra tangento x išvestinė. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, pasižymėtumėm, kad y lygu tangentas x, diferencijuodami vieną kartą, mes gautumėm sikentą kvadratu x, bet mums reikia du kartus diferencijuoti, tai antro laipsnio išvestinė arba d kvadratu y iš dx kvadratu būtų 2 sikentai x ir tada sikentą x diferencijuodami mes gausim sikentas x tangentas x. Ir čia mes gausime 2 tangentai x, sikentas, čia negražiai parašyta, sikentas kvadratu x. Ir pažiūrėdami į mūsų pradinę struktūrą, mes matom, kad tangentas x yra y, vadinasi, dvigubai išvestinė bus 2y sikentas kvadratu x. Ir matom, kad tai iš tikrųjų yra vienas, ir aš jau pasižymėsiu kaip y1. Ir matom, kad mes tą ir gavom, ko mums reikėjo. Jeigu y bus vienu tangent x, mes prieinam, kad antroji išvestinė yra 2y sikentas kvadratu x. Tai čia būtų vienas iš sprendinių. O dabar kita, tai tokį bendrą sprendimą būtų galima surasti. Ir kadangi mums reikia bendro sprendinio, mes turim, kad vienas sprendinių yra y lygu tangent x. Bet mums reikia bendro sprendinio, tai dar prieš tangentą įsidėsim x funkciją kažkokią p nuo x, tada tangent x. Tai dabar diferencijuodami vieną kartą mes gausim p išvestinę nuo x, tangent x plus p nuo x, sikentas kvadratu x. Bet mums reikia du kartus diferencijuoti, tai dar kartą diferencijuodami mes gausim p dvigubai išvestinė nuo x tangent x plus p išvestinė nuo x sikentas kvadratu x plus p išvestinė nuo x sikentas kvadratu x ir plus p nuo x ir sikento kvadratu x išvestinė yra 2 sikentas kvadratu x tangent x. Ir šitus du narius mes galime suvesti į vieną. Y dvigubai išvestinė čia bus lygi p dvigubai išvestinė nuo x tangent x. Plius dabar jau 2 p išvestinė nuo x sikentas kvadratu x. Ir dabar žiūrim štai šitą mūsų gautą. Mes turim p nuo x tangent x, kas yra y. Tai mes jį trumpai galim parašyti kaip 2y sikentas kvadratu x. Ir kas čia yra? Čia yra tiesiog mūsų antroji išvestinė. Nes vietoj šito mes galim statyti antrą laipsnio išvestinę. Ir jos abiejose pusėse išsiprastins. Tai ką mes turim, tai dar vieną antro laipsnio diferencinę lygtį, p antro laipsnio išvestinė nuo x tangent x, plus 2 p išvestinė nuo x sikent kvadratu x yra lygu 0. Ir kaip spręsti tokią? Na, galima įsivesti keitinį, galim p išvestinę nuo x pasivadinti kaip o, sakykim. Tada turėsim persirašę u išvestinę tangent x plus 2u sikentas kvadratu x lygu 0.
Ir dabar U sukeldami į vieną pusę tangentus įkentus į kitą pusę, mes turėsim U padalinta iš minus 2U ir kitoj pusėj turėsim sekantą kvadratu x padalinta iš tangento x. Dabar ta U išvestinė yra du iš dx, tai viską persimetę mes integruodami turėsime čia du, čia dx integravimas ir U išvestinę, jeigu integruojam, tai gausim tiesiog originalų mūsų U ir minus 1/2, tai minus 1/2 ir lieka logaritmas U, tik tais modulis. Kitoj pusėj integruodami mes gausim natūralų logaritmą tangento x ir plus integravimo konstantą, bet konstantą pasirašom, kadangi čia visur yra logaritmai, tai kaip LNA. Dabar tą minusą, kur yra 1/2, galim tiesiog įdėti į logaritmą, tai turėsim 1/2 ln 1 iš U lygu ln ir čia sudaugindami. Jeigu sudauginsim, turėsim a tangent x ir dabar daugindami viską iš 2, turėsim ln 1 iš U, o čia dauginam iš 2, tai keliam kvadratu, turėsim ln a kvadratu tangent kvadratu x. Ir tai žinoma reiškia, kad 1 iš U yra lygu a kvadratu tangent kvadratu x. Kadangi U yra lygu p išvestinė nuo x, tai p išvestinė nuo x galima parašyti kaip d iš dx p nuo x. Tai apversdami vieną iš U galim surašyti kaip dx iš d p išvestinė nuo x. Tai yra lygu a kvadratu tangent kvadratu x. Tai dabar spręsdami šitą, mes p nuo x išvestinės diferencijavimo dalelę tiesiog metam į vieną pusę. Tai vienoje lygybės pusėje turim d p išvestinė nuo x, o kitoj pusėje mes turim 1 iš a kvadratu ir tada 1 iš tangent kvadratu x, kas yra kotangentas kvadratu x ir dx. Dabar integruodami abi pusės, čia 1 iš a kvadratu kaip konstanta persikelia, o kotangentą kvadratu x galim parašyti kaip kosekantas kvadratu x minus 1 dx. Kitą pusę integruodami gaunam tiesiog p nuo x, o integruodami kosekantas kvadratu x minus 1 mes gaunam minus kotangent x minus x. Ir 1 iš a kvadratu galima, kad gražiau atrodytų tiesiog, kadangi tai yra konstanta, tai ją galima išreikšti kitą konstantą, sakykime b. Turim b minus kotangent x minus x. Ir dar viena integravimo konstanta prisideda iš šito integralo. Nu ir iš to tik tais ją galima vėlgi sumesti kaip ir į vieną. Tai jau plus c ir lygu p nuo x. Čia mes priėjom, kai mes reiškiam p nuo x. Mes sakėm, kad mums reikia ieškoti sprendinio y lygu p nuo x tangent x. Dabar mes, kai įsireiškim p nuo x, mes galim įsistatyti p nuo x išraišką į tą mūsų y. Tai būtų y lygu tangent x kart p minusas čia kotangentas, jau rašiau angliškai, tai ir dabar baigsiu rašyti angliškai, kotangentas x minus p x ir plus c. Ir dabar sudaugindami, tangentas ir kotangentas yra kaip atvirkštiniai, tai jie išsiprasina, tai turim tiesiog minus b, toliau minus bx tangent x ir plus tangent x kart c. Ir kad minusų tiesiog nebūtų priekyje,
galim pradžiai parašyti šitą narį. Būtų c kart tangent x minus b minus bx tangent x. Ir čia būtų mūsų jau antrasis atsakymas į šitą diferencinę lygtį. Ačiū žiūrėjimą.